koks siaubas, dieve, kas atsitiko, Timur? Oi. Timur, kas atsitiko? Oi, man atrodo, mes patekom į laivų avariją, laivų katastrofą. Blin, O, kur mes esam? kur mes esame? O kur visi kiti žmonės iš laivo, koks siaubas? Eime juos surasti, eime ieškoti. O, Oi, kažkas mane užkabino, kažkokia keista, nežinoma jėga, koks siaubas, kas tai buvo. o tai kažkas tai tikrai buvo. Blin, žinok, davai padarom taip, nieko neieškosim, man atrodo, aš žinau, kur mes esam. Mes esam Vilniuje. Ir kaip girdėjau šiandien, taip, šiandien čia bus gera tusa. Herobrino miestas Vilnius, tas pats, Herobrino miestas. Ne, čia, taip, čia Herobrino miestas, bet čia ne tik Herobrinas gyvena, čia gyvena dar vienas toks čiuvelis, jo vardo kaip Jis vadinasi kontrakultūra, taip, tu gerai sakai, jis vadinasi kontrkultūra. Žiūrėk, kokia nors musė skraido, matai? Oi, taip, matau, kažkokia musė neaiški čia skrenda va Kas tai čia. galėtų būti, kažkokia didelė musė, ar tai normalu? Nežinau. O, man atrodo, čia vyksta tusa. Oi. O, štai tas vakarėlis, velniava, kaip nuostabu. Oi, kai čia daug žmonių. Labas, Faceris. Ar mes galėtum čia įeiti pas jūsų tusą? Sveiki, jūs negalit čia įeiti, čia be marškinėlio aš jūsų neleisiu. Bliamba, mes neturim marškinėlių. Taip, čiagi net vaikai tūsina. Ar mes galim praeiti? Kažkaip. Dėdė Facerį, prašau, dėdė Facerį. Ne, aš čia jūsų neleisiu. Jūs be maikės, net vaikai su maikės, tai varykit iš čia. Bliamba. Gerai, mes dabar surasim šitų maikių ir atvarysim čia ir parodysim jums kaip ir ką. Aha. Gerai, varom iš čia. Varom. Bet marškinėlius paimsim. Taip, paimsim. Gerai, varom, bėgam karočiui iki kompo ir nupirksim marškinėlio. Davai. Aha. O kas tas kūno kultūra? Jis ne kūno kultūra, jis kontrkultūra. Čia šeimos biznesas. Šeimos verslas? Verslas, taip, kažkaip taip. Gerai, mes čia atvarėm, va čia va. O, kaip nuostabu. Ar ten buvo visa šeima klube? Aš neįsivaizduoju, bet mes čia esam kaip mano kambariai. Ar tai tavo? Taip, čia viskas man kontrkultūra davė, kažkaip taip. O, na gerai, užeikime į kompiuterį ir pažiūrėkime, kiek kainuoja marškinėlį. Gerai, davai pažiūrim. Oi, jie kainuoja 29 eurai. Davai pažiūrim, kiek pas mus yra. Aš neturiu nieko. Oi, o aš turiu tik 2 eurų. Gerai, mums kažkiek čia neužtrunka. Blin. Ką galėtume sugalvoti? Tikrai reikia kažką sugalvoti. O pažiūrėk, matau, ten yra kažkos įdomaus kampe, ten yra, pažiūrėk. Taip, matau. Blin, žinok. Taip, matai, jo. Taip, matau. Kažkas mirks ir šaukia linksmomis spalvomis. Labai noriu paspausti. Aš manau, kad tai yra spam linkas. Galbūt, nereikia ten užeiti. Bet mes norime į vakarėlį eiti. Mes norim vakarėlį. Gerai, davai paspaudam, pažiūrim, kas ten vyksta. Kas čia dabar? Man atrodo, kad tai yra koordinatus. Kur jos rodo? Nežinau, varom surasim. 2 hours later. Oi, kaip aš pavargau eiti, mano kojas skauda labai. Oi, mano irgi labai skauda. Kur mes esame? Mes prie Gedimino bokšto. Negali būti čia tas Gediminas? Taip, čia šitas Gediminas, kuris daug padarė tam, kad, Lietuva būtų Lietuva, o Vilnius būtų Vilnius, kažkaip taip.
Aha, tikiuosi čia marškinėlių bus. Aš taip pat tikiuosi, kad Čia čia. parašyta, čia kas parašyta. Čia parašyta, kad mums reikia eiti viršų. O kaip tu supratai? Ai, aš perskačiau. Ką, tu išmokai skaityti tame laive, kuriame mes sudūžome? Nu, ne, aš mokyklą išmokau. Supratau, aš į mokyklą neėjau. Oi, tas juokingas, tu Čia kas? kaip į barą, visi jį myli. Taip. Sakoma, kad jis čil gyvūnas, nežinau, ką tai reiškia, aš žinau tik čilį pipirą. Gerai varom, manau, toliau. Kažką. Lemba keisti plytai, lyg kraujuoti. Tikiuosi, čia negyvena Herobrinas. Oi, aš taip pat tikiuosi, kad čia kaip ir nėra. O, žiūrėk, man atrodo, kad mūsų marškinėliai turi būti čia. Oi, čia kažkoks užrašas. Reikia perskaičiuoti jo. Dabar, sekundėlę. Aha, reikėtų perskaityti greičiau, man rodo. Nu, dabar aš čia vieną dalykėlį greitai padarysiu ir... Okei, dabar... Ar skaičiuoti mokė? Taip, mokyklai išmokau. Blemba, aš į mokyklą Pala, čia parašyta Catch me if you can. Kas tai... O, Jėzus Marija! Čia Herobrinas! O viešpatė, tai Herobrinas! Oh my god! Jis gyvas! Jis pavagė marškinėlių! Jis negali pavogė. būti! Jis egzistuoja! Jis iškrito į Lenkiją. Ką mums daryt? Kam daryt dabar?